Sveiki, ką jūs? Aš tai guliu prie Bubių ežerą, galvoju apie visą praėjusį sezoną. Tikrai labai geras sezonas buvo, sekės gerai, užimta daug prizinių vietų ir tikrai dar yra kelios varžybos, kuriuose reikėtų sudalyvauti. Ne kelios, turbūt vienos Tauragės MTB. Labai laukiam. Na, bet šiandien ne apie tai. Šiandieną pristatysiu jums kai ką. Turbūt daug kas nuspėtumėt, kas tai. Vasara dar nesibaigė. Rugsėjo 23 liktai šiandieną, kaip darau šį video. Na, kadangi vasara nesibaigė, einam pasižiūrėti. Kas ten stovi? Ogi tai stovi visų mėgstamas gravel dviratis. Pirmin į apžvalgą. Taigi, ką mes čia turim? Kubė Nuroad C102X, karboninis rėmas, karboninis sitpaustas, karboninis vairas ir kas čia? Naujausias GRX DI2, pilnai elektra, nuo batareikos. Mažai kas tokius dar turi Lietuvoje. Turbūt tik dabar turi Šiauliuose. Čia 1X40. Ratai karboniniai, Advanced, 34 aukščio. Padangos Continental Terra Trail. Naujos GRX rankenos su mygtukais ant joystickų. Na ir kas daugiau čia? Toks dviratukas. Spalva tokia. Raštai. Kodėl rūžavas? Nu, toks violetinis rūžavų. Nes nelabai norėjau pilko. Buvo pasirinkimas pilkas arba toks. Pasirinkau tokį. Tai va. Dar ir prasilėktuvą spėsim. 2026 modelis. 25 metai. Pavasaris mes jau jos turim. Po kol kas jau biškį pralėkiau. Dulkėtas gan. Viskas kaip ir gerai, gal šiek tiek pasireguliuoti sėdėseną dar reikėtų. Bėgius. Na ir viskas liuks. Maudosi kažkas. Na ką, bandom pralėkti. Na dar turbūt nepaminėjau, kad kaip tikras MTBistas, tai MTB kasetė žinoma. Tai, manau, geras visai derinys. Nu va, gravelis. Dabar ir aš turiu gravelį. MTB niekur nedings, bet bus ir gravelė. Smagu,
Daug šiaip žmonių susirenka varžybose gravelio. Smagi konkurencija tikriausiai. Reikia su MTB yra važiuoti. Sunku konkuruoti su MTB. Pabandysim vieną descentą nusileisti. Daug drąsiau leistas. Nu ir galim pabandyti single tracką dabar. Ir čia kalniuks. Su MTB kasetė neturėtų būti problemų. Ui, tu šaknų kiek. Tai va kaip jaučias. MTB varžybose graveliai. O čia, didžiausių bėgių varau. Net musė įskridai burną. Nu, šlapė. Nenorėjau aš išmurzinti čia, ne, atbračia. Jau, murzins. Opa. O ne. Įdomiai važiuojas. Galima priprasti. Ir tokio atrankimo, manau. Atsargiai čia šniūrus. Grandinė. Padangas dabar prisipučiau po 2 barus prasitestuoti. Bet manau galima mažiau čia būti. Kietokus tokias dabar. Šitą dviratį jau gavęs esu biškį seniau. Reikėjo susirinkti. Tada varžybose dalyvavau. Nebuvo nei kada išvažiuoti. Pabandyti. Tai šiandien pirma diena. Ir jau per žolės kažkokias lėkiu. Nėra pačias geriausias uždėtas, bet padariau tublesą. Tai su druošiu kažką žiūrėsim. O šiaip jaučias staigumas toks. O mašina. Staigiai gali įsibėgėti. Šiaip ir manevringas toks. Gal man ir patinka. Gerai, kur lėkiam dabar. Rink kur turime gal ten tada? O, žirkeliuką. Posūkis. Važiuojam. Pirmas akmuo ką tik kalė. Max pavara.
Važiuoja tas dviratis, ką aš žinau. Prisirengė šiandien, bet ir temperatūra 13. Vairas, nežinau, platus čia, ne platus, lyg sakė, kad bus platus toks. Pagal mano pečius, man atrodo, man gerai. Aš jį šiek tiek žeminau ir rankeną atskėliau į viršų. Dar labiau susukti kampo nereikia. Super. Bet jau visas dulkins pirmą raidą. Toks į turis, tai bus. Kaip už joystikų, įdomiai. Už joystikų. Taip. Nu šiandien irgi toks. Kažkaip po Vilniaus maratoną liulis bėga, gerklę biškį skauda. Nu bet negalėjau nei išvažiuoti, nei išbandyti to dviračio. Jau stovėjo 100% paruošęs. Tai faina. Faina važiuoti iš tikrųjų yra. Įdomu, kaip varžybose jisai reaguos į viską. Vis tiek akcentuosimės ties varžybom. Lengvinam pavarą. Nežinau, kokiuose dar varžybose dalyvausiu. Žiūrėsim pagal pasiruošimą. Stabiliai tos padangos tikrai kaip nėra baimė. Tai oficialiai prisijungiau prie gravelistų gretų. Tikiuosi priims. Grybo nepjausiu. Bet MTB irgi nepamiršim. Negalim MTB pamiršti. Dabar esu avataras. Valdau visas stichijas. MTB gravelį plentą. Žiemą ir treką nulėkiu. O dar reikia dangilą. Ką dar ten? Enduro visokie. Bet čia Lietuvoj nėra. Lietuvoj va, pagrinds. Žiurkeliuks. Eiliniuoji. Niekas nebarška, niekas netraška. Kas man jau patink, nes dažnai būnu nusipirki naują daiktą. Ir barš kažkas tarška. Trinas. Tai va, kiek tas dviratis sveria? Pagal faktą 8 kg 600, be pedalų čia. Su pedalais 9 svers. Ką norėčiau čia pasiturbinti, pasigerinti, tai stemą nusileisti, nes čia yra su laipsniu viršų. Kur čia dabar? Išvažiuoti miško. Tai va, stemą pasikelti, pasinusileisti, bent jau lygų pasidaryti. Vairs kaip ir gerai bus toks platumą. Aišku, kiti sakytų, reiktų siauresnė. Toliau power meter pedalai. Kažkada jau senai noriu ant dviračių power meter pedalų, kad galėčiau tikslingiau treniruotis. Na ir matyčiau progresą kažkokį. Dabar viską pagal širdies ritmą darau. Nėra blogai, bet, kaip sakoma, yra dar va, kur ką patobulėti. Tai ant trenerio žiemą matau savo galę power meterį, o vasarą ir nebelieka jo. Tai būtų įdomu pabandyti ir pamatyti, ką mes vasarą įsukam, kokius vatus. Tai va, ką dar čia padangas kitas. Aišku, tas padruošiu. Nežinau. Aišku, yra uždėta paprastesnė turbūt grandinė greitai su tampiais keist reikės.
SLX kasetė, gal XT, XTR būtų protingiau uždėti, dar svorio sutaupytum. Daugiau čia viskas, manau, yra ir nieko daugiau nereikia. Smagus kurtuonų takelis pėsčiųjų. Greičio čia visada netrūksta. Hop, hop, hop. O, žmogus reikia atsargiai. Lemva greitas. O čia šiandien tik Z2. Z2, Z1. Šiaip minkštas. Tikėjaus, kad labiau kratys. Dabar tai visai fainiai. Varom. Kubė. No Road. C2 EX. X. Čia mano X. Visai nieka ta X. Aišku, buvo ir kitų modelių, S-Ramo nenorėjau kažkaip. Visi mano dviračiai yra Shimano, plentinis Shimano D2, MTB Shimano, grandinės tinktos pačias visiems. Kažką gali priburti, kažką pridaryti. Epsas tas pats. Da MTB uždėtva XT, XTR permetėje D2. Tai būtų visi tokie. Tai nežinau. Viskas gerai su to Shimano. Pigų, išlaikyms pigesnis. Gal ne taip gerai ir sklandžiai bėgiai vietos. Nu, šiek tiek griežčiau taip. Skardžiau. Tas ramas, tai žinau, ten bėgiai tai ledas. Nu, bet esu gerbėjas to mėlyno žmogeliuką Shimano. Neatšvilpia vėjas, kaip jisai čia greitai važiuoja tas dviratis. Čia renkamės kelnes ratais, kantais. Stabdykim, pasižiūrėkim. O čia susirenkam trečiadieniais, dabar jau nebesirenkam, nes šalta. Ir minam kelnes ratą, skaistyklą. Kada atvažiuokit, pabandykit plentininkai. Visai čia smagus su mumis. Čia vestuvės, jeigu norit, galit švęsti. Parodysiu, kur renkamės MTB mintį. Viskas čia pat. Čia su plentiniais renkamės kelnes ratai, kur rodžiau. Skaistyklai. Nu, pravažiavus tiltą. Tuoj pravažiuosiu, labai lėtai važiuoju kažkaip. Atsigersiu, kol važiuoju. Jo, sėdynė biškį priekį, čiūti priekį reikia man sėdynė. Taip. Nu, maždaug čia renkamės, bet čia seniau buvo kavinė. Nu, renkamės ten, miškiukį. MTB. Turim savo trasikių. Nu, čia ir vyko XC Lietuvos čempionatas. Tai tikrai atpažįstat, kas buvo šitą vietą. Bom. Nu, va čia va. Susirenkam ir minam MTB. Po dešinę XC trasą. XO, atsiprašau.
O, šašlikinė net yra. Nu va, dar jį aprodysiu visas vietas savo. Kur renkamės, ką darom. Hop, nėra mašinų. Šiauliai, 15. Nu, šiandien toks chill ride. Tiesiog apžvalgėlė, pasibandėms. Aišku, čia tas gravelis primena man plentinį dviratį, kaip aš daug važinėjau su plentiniu jau. Tai viskas beveik tas pats. Tiek, kad padangas turėsnė. Net geometrija turbūt mano plentinio panaši. Endurance. Kaip atrodo už šono šešėlį. Nesusikūprinęs, iš rimpo nepavirtas. Šiaip labai patogus dabar. Kai aukštai vairas, aš nepratęs, tai man dabar toks... Nu, toks miesto dviratis atrodo. Kas sėdė ant miesto dviračiai. Noris lenktis žemyn. Tai stemas kaip ir eina į viršų. Galėtų eiti lygiai. Bet šitą nesunku čia išspręsti. Drobarai taip aukštai irgi. Visiškai nesikeičia mano sėdėsena, kaip einu į drobarą. Nepalinkstu į priekį visiškai. Čia taip pat ir čia taip pat. O kad būtų biškį nuleistas, tai jau šiek tiek būčiau palinkęs. O gal priprasiu prie tokios geros, patogios sėdėsenos ir nebenorėsiu nei ant savo plentinio, nei ant savo MTB, kur pas mane net ant MTB yra šiek tiek į kitą pusę laipsnis žemyn. O dviračio dydį pasirinkau L-ą. Visi mano dviračiai L-ai ir L-as ir šitas. Ilgakojis, ilgarankis esu šiek tiek. Dabar rankos sulenktos. Iš tikrųjų biškį koja šala. Jau atein tas rudenėlis. Nieko nepadarysi. Iš Vilniaus maratoną. Maitinimus. Pasiėmėt savo maitinimus. Nepamiršo. Privažiuojam Aukštelkę. Tai miestas šalia Šiaulių, miestelis, kaimelis. Kuom įžymė Aukštelkė? Nepatikėsit. Bet įžymi tuom, kad turi sekmadieniais, man atrodo, dabar net ir šeštadieniais, labai didelį bagažinturgį. Pats nesu dar niekad ten nusipirkęs, bet paslampinėti ten įdomu. Tai tuoj parodysiu, kur jis čia vyksta. O gal užsukam į pumtreką? Pabandom. Čia yra į pumtrekas. Opa! Pirma diena gravelė. Opa! Tikiuos vietiniai netims iš manęs šitą dviračią. Hop. Nu va, pralėkėm. Visai tas pats kaip su MTB. Tai va, bagažinturgis vykst. O čia tiesiai. O čia tiesiai biškį po dešinę. O čia bagažinturgis.
Visas tas lauks būn pilns pardavėjų. Reiksi man atvažiuoti čia su savo dviračia nebereikalingom dalim. Nu, aplenksiu, tu mane aplenki, dabar aš tą aplenksiu. Va taip va. Jis mane, aš jį. Haha. Stabdžiai, Jūrai stabdo. Oba. Nu, per vieną raidą ištestavo, aš tą dviratį pilnai galiu sakyti. Ir single trackai, ir žvirkeliai, ir dvivėžiai, ir trekas. Šiaip, ką aš žinau, tos padangos šio tipo pigias, 2 kažkėlį eurai. Nu, bet geras padangos. Minkštas, su kibims, nežinau, nei kart nepraslydavo niekur. Niekas. Guldyti irgi gali, manevruoti. Nėra problemų. Sueis. Padangikės. Į autostradą. Kažkas blynus kiek. Kažkas min. Dviratį. Kas geriau? Blynai ar dviratis? Raketa. O, kokie vaizdai. Nu ką, raidas į pabaigą. Ačiū, kad šiandieną čia su manim prasilėkėt. Man irgi buvo smagu. Tai subscribinkit, laikinkit. Ir bus tikrai turinio dar daugiau. Ačiū, kad žiūrit. Ir iki kitų pasimatymų.